Skaitei, kad paveldėjai skydliaukės ligą? Netiesa. Skydliaukės problemų turėjo tavo močiutė ir tavo mama? Galvoji, kad paveldėjai ir tu? Naujausi tyrimai rodo, kad paveldimumas lemia vos 10–15% ligos atsiradimo tikimybės. Dažniausiai paveldime mes ne ligą, o gyvenimo būdą ir įpročius. Jeigu sirgo tavo močiutė ir tavo mama, tai nereiškia, kad turi sirgti ir tu. Esu Viktorija, sveikos gyvensenos trenerė ir lektorė, mano specializacija skydliaukės sveikata. Nereikia nuleisti rankų ir nurašyti visko genams. Jūs galite keisti savo įpročių ir pagerinti savo sveikatą. Jeigu norite sužinoti daugiau, kokiu praktiniu veiksmu imtis, norint atstatyti savo skydliaukę ir gauti profesionalių patarimų, junkitės prie sveikos skydliaukės projekto nuo gegužės 1, rašykite man žinutę SSP ir aš atsiųsiu jums visą reikalingą informaciją.